Vienas kursų dalyvių, buvęs alytiškis, šiandien Niujorke gyvenantis garsus kineziterapeutas ir meno kolekcininkas Samuelis Tacas. Jidiš kalba jam brangi. Apie tai kitame mūsų siužete. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje įvyko parodos Mame Lošin gimtoji kalba atidarymas. Parodoje eksponuojami litvakų dailininkų darbai iš privačios Samuelio Taco kolekcijos. Visus parodoje pristatomus autorius vienija jiems bendra gimtoji kalba – jidiš. Lietuvos kultūrologas ir menotyrininkas Antanas Andrijauskas, tyrinėjantis litvakų dailininkų gyvenimą, rašo: iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Litos teritorijos į vakarus plūstelėjo gausybė vėliau pasaulyje išgarsėjusių dailininkų. Dalis jų vyko į germaniškos kultūros centrus – Vieną, Miuncheną, Berlyną, kiti į Šiaurės ir Pietų Ameriką, Paryžių ir Šventąją Žemę, Palestiną, dabartinį Izraelį. Mame Lošin parodoje eksponuojami įvairiose šalyse ir miestuose kūrusių dailininkų darbai. Paryžiuje kūrė Nehemija Arbitblatas, Mišelis Kikoinas, Chaimas Sutinas, Berlyne Isaijas Kulvenskis, Maksas Bandas, Lazaris Segalas, Jungtinėse Amerikos valstijose Zoma Baitleris, Viljamas Zorachas, Borisas Lovetlorskis, Benas Šanas, į Palestiną išvykę Menachemas Šemi, Abelis Panas ir kiti. Šių dailininkų paveikslai pirmą kartą istorijoje susitinka jų autorių gimtojoje žemėje. Ir būtent čia, Vilniuje, vietoje, kuri daugeliu žydų akise buvo nekvestionuojama rytų Europos ir jidiš kalbos įtakos apibrėžta žydų politinė, kultūrinė ir religinė metropolija, vadinama Šiaurės Jeruzalė. Parodos atidarymo dieną skambėjo muzikos virtuozo, pasaulinio garso pianisto Samuelio Taco draugo Jevgenijaus Kisino eilės. Sich Blut zum Kokett gelabone. Verlegte von meinen Stechen schmeißen die Guten. Schämt sich der schrockene Weisheit sind da erbonnen. Und sie sitzt einer am Scholle, ein Scholl der Gummen, die tut das Herzlust, welches sich zu finden zu tanzen. Über die Gassen vergeht sich mein Jugend im Brummen, und außer das Wort verhaben im Ganzen. Nacionalinės filharmonijos direktorius Rūtos Prusevičienės nuomonė, muzika ir tapyba papildo viena kitą. Ji džiaugiasi, kad koncertų lankytojai galės pasigrožėti litvakų menu. Tai yra visiškai netikėtos unikalios aplinkybės, kurios, tiesą pasakius, prasidėjo ne tik nuo mūsų ilgamečio orkestro koncertmeisterio Algimanto Pesecko draugystės su Samueliu Tacu, bet apie Samuelį mes žinome ir girdėjome visi, apie jo nuostabų kaip gydytojo kinesterapeuto darbą ir apie jo fantastišką litvakų tapybos kolekciją. Įkvėpė šitą parodą ypatingas atsitikimas. Tai, kad Samuelis Tacas viename aukcione Vienoje praeitais metais nupirko Vitebske gimusio tapytojo Grigorijaus Glukmano nutapytą smuikininko Jašos Heifetzo portretą. Ir įsigyti tą portretą pasiūlė Valdovų rūmų projektų vadovas Mindaugas Puidokas. Iš pradžių pasiūlė filharmonijai, aš supratau, kad mes per tas kelias likusias dienas nesuspėsim to padaryti, ir perdavėm tą mintį Samueliui Tacui, kuris iškart tą paveikslą įsigijo. Ir juokais pasakė, tai dabar man reikia surengti parodą filharmonijoje ir parodyti tą jūsų Heifetzą. Jaša Heifetzas, Vilnietis, jisai labai nemėgstavo pozuoti. Jis nemėgdavo pozuoti. Ir taip atsitiko, kad vienam dailininkui visgi su juo tikriausiai susidraugavo, tas buvo prieš 50 metų, ir jis sutinko pozuoti. Glikmanas, jisai litvakas iš Vitebsko, išvažiavo į Ameriką 70 metais. Tada dar Heifetzas buvo, grojo dar. Ir man taip svarbu, kad man patenka, kad Rūta, filharmonijos direktorė, man paskambino į New Yorką, pasakė, šitas paveikslas parduodamas Vienoje aukcione. Ir aš, surinkau visus pinigus, kas buvo pas mane spintoje ir po paklodėmis ir nupirkau. 1913 m. gruodį Jaša Heifetzas, tada jaunas smuikininkas, paskutinį kartą koncertavo Vilniuje su simfoniniu orkestru. Didžiulio pasisekimo sulaukęs koncertas vyko miesto salėje. Dabar tai Lietuvos nacionalinė filharmonija. Į gimtąjį miestą legendinis smuikininkas daugiau niekada nesugrįžo, bet dabar grįžo jo portretas. Kadangi aš rinkau Sutinas ir jo draugus, visi litvakai, ir aš žinau, kad Heifetzas buvo kolekcionierius irgi. Jis rinko paveikslus ir aš ieškau, gal dabar kas nors žinote, Heifetzas turėjo Sutino paveikslą ir po mirties jo sūnus jį paėmė ir jis tikriausiai jį pardavė. Tai jeigu žinote, kas turi tą paveikslą Chaimo Sutino, kuris buvo Jašos Heifetzo kolekcijoje Kalifornijoje, paskambykite, parašykite, procentai jums bus. Dailininkė Aleksandra Jacovskytė vieną tapytojų, Mošę Rozentalį, pažinojo asmeniškai.
Jis gimė Marijampolėje, bet nuo 1958 metų gyveno Izraelyje. Aš žinau, kad jis kartu studijavo su mano dėstytoju, su Savicku Augustinu. Ir buvo puikus menininkas. Čia vadinasi mūgė, bet galima pavadinti įvairiai, čia kažkokie kaip teatriniai personažai. Ir spalviniai labai gražu. Ir todėl, man atrodo, labai susišaukia su Marceliu Marceau Arbitblato. Aleksandra Jacovskytė, parodos dizainerė. Teko susikaupti ir nepergrūsti, kad paveikslai netrukdytų viens kitam. Čia skirtingų autorių, todėl skirtinga stilistika, žanrai skirtingi, natiurmortai, peizažai, portretai. Jie visi maždaug iš tos pačios teritorijos. Ir parodą Šmuelis Tacas pavadino Mame Lošin, tai yra gimtoji kalba, ta kalba, kuri juos jungia. Dar viena paroda iš Samuelio Taco kolekcijos buvo atidaryta Žydų kultūros ir informacijos centre. Čia eksponuoti Žako Šapiro kūriniai. Parodą pristatė Žydų kultūros ir informacijos centro direktorius Algis Gurevičius. Nuolatinis mūsų darbas tai yra teikti informaciją užsieniečiam, ypatingai turistam, ten visiems, kurie atvažiuoja. Mes esam toks vienintelis, kuris apima visą Lietuvą. Tai mes prašyti mūsų klausė apie daug Lietuvos štetlų miestelių. Tai va, šita nuolat vyksta veikla. Po to mūsų darbuotojai leidžia knygas, jinai tyria žydišką į Vilnių, tarpukarinį, iki karinį, va, visos archyvus lankosi, planus žiūri, aprašus renka ir po to sudeda tai į knygą. Mes pateikiam tokią informaciją, koks buvo tas Vilnius, kai jisai buvo dar žydiškas, pilnas, ta prasme, žydų apgyventas ta vieta. Ir ekskursijas organizuojam, ir gidams kartais būna tokios paskaitos, kaip pateikti tą žydišką Vilnių. Kaip ir kiti dailininkai, kurių darbus kolekcionuoja Samuelis Tacas, Šapiro buvo Chaimo Sutino draugas. Žakas Šapiro gimė Daugpilyje 1897 metais. Į Paryžių atvyko 1925-aisiais, jau būdamas žinomas teatro dailininkas Rusijoje. Paryžiaus mokyklos atstovas paliko praktiškai visų žanrų darbų – portretų, autoportretų, interjerų, peizažų, natiurmortų. Man šie paveikslai, čia kaip mano anūkai, čia ne visi, Šapiros darbai, antrą aukštą reikia organizuoti. Reiškia, ir aš turiu dar daugiau jo darbų, taip kad džiaukitės ir aš tikrai matau, koks susidomėjimas menu Vilniuje. Aš vaikštau, žiūriu tikrai ir jaunimas, ir aš dabar matau tiek daug jaunimo, kad domitės menu. Nu, ačiū ponu Dievui, ne tik tai domimės, dabar mes Vilniuje geroms mašinoms užsinešę, bet domimės ir menu. Menas mums padeda labai gyventi gražiau, maloniau ir panašiai. Samuelis Tacas mąsto apie nuolatinę savo kolekcijos paveikslų ekspoziciją Vilniuje. 95% mano darbų kolekcijoje, kurie apie 300 darbų, yra, ką aš perku aukcionuose. Ir dabar aš net iš aukcionų siunčiu tiesiai į Lietuvą, nes aš galvoju čia, Ligoninės gatvėje, padaryti savo tokį muziejuką. Kaip aš New York'e yra Salon de Tats. Reiškia, Salon de Tats, reiškia, vieną kartą į mėnesį, vieną kartą į 2 mėnesius susirenka mano draugai, kviečiu ir mes turime, reiškia, kažkokias paskatas, kalbėjimus apie tą Paryžiaus mokyklą, kurios ten glavniausi veikėjai, dėl manęs buvo Modigliani, Sutinas, Šapiro, Kremen, Kikojen, visi daugumoj, kurie išvažiavo iš aplink Vilnių. Trečioji paroda iš Samuelio Taco kolekcijos rugsėjo pradžioje atidaryta Lietuvos žydų litvakų bendruomenėje. Čia eksponuojami garsaus prancūzijos dailininko Teo Tobiaso, kitados Kaune gyvenusio litvako Tobijos Eideso darbai. Teo Eidesas Tobiasas gimė litvakų šeimoje Jafoje. Netrukus šeima grįžo į Lietuvą, tačiau po kelių metų, ieškodami sotesnio gyvenimo, visi persikėlė į Paryžių. Čia Tobiasas baigė dekoratyvinio meno mokyklą. Paryžiuje Tobiasui didžiulę įtaką padarė jo draugo Marko Šagalo kūrybos misticizmas ir poetiškumas. Tobiaso kūryboje kartais išnyra migloti vaikystės prisiminimai, o litvakiškoji melancholija ir lyrizmas diktuoja kūrinių nuotaikas. Viename interviu jis sakė: "Mes gyvenome Kaune, plačios Nemuno upės pakrantėje. Aš prisimenu upę ir ypač laivą, kurį įžiebiant žiburius matydavau kaupiantis vakaro tamsai. Šio laivo vaizdas iki šiol toks ryškus atmintyje, kad dažnai iškyla mano tapyboje."